Stalino trėmimai būtent tą ir darė. Jie a priori galimus, nenustatytus, nelojalius piliečius ėmėsi tremti. Kitas dalykas, kad prasidėjus karui, Rainių žudynės, Pravieniškių žudynės, jos taipogi buvo būtent tokio pobūdžio, tos pačios politinės logikos sovietinė prevencija. Tai man yra, švelniai tariant, keista ir skaudu, kad kada nepriklausomoje valstybėje politinės partijos lyderis iš esmės vadovaujasi analogišką politinę logiką. Laurinai, trumpai iki pertraukėlės, nelojalūs piliečiai, nuskamba šitas ne vieną kartą jūsų laidoje su Svaru. Kaip jūs apibrėžėt? Neįtikėtina, ką aš girdžiu iš profesoriaus. Įsivaizduojat? Mes gintumėmės nuo Rusijos, kuri čia kurtų diversinės grupės, ką darė su stribais. Mūsų partizanai tos stribus naikino. Gerai darė ar ne? Matyt, turbūt nelabai. Tai, ką pavadintumėt bražudystę turbūt, ar ne? Tai buvo valstybės gynyba. Vat apie ką aš kalbu.